mes esame drąsūs ir mokame numatyti tolimesnę besikeičiančios situacijos eigą, tai dažnai pasirodo, kad tas iššūkis yra tiesiog nauja galimybė. Tai su iššūkiai šiandien susiduria visa visuomenė, o taip pat ir mokykla, mokytojai ir mokiniai. Ir tada kyla klausimas, o kokių kompetencijų ir kokių gebėjimų reikia, kad galėtume tuos iššūkius priimti. Tai apie iššūkius ir apie kompetencijas, kurių reikėtų naujiems iššūkiams priimti, mes paprašysim papasakoti Raimondos Jarienės, kuri yra projekto pagrindinio ugdymo 1-ojo koncentro 5-8 klasių mokinių esminių kompetencijų ugdymas veiklos vedėja, arba kaip mes vadinam 5-8 projektą. Ir jie pakalbės būtent apie kompetencijų ugdymą. Tai tas didžiausias iššūkis iš tikrųjų turbūt yra tas, kaip Daiva kalbėjo, čia buvo 10 metai ir čia jau istorija. Taip, nes viskas iš tikrųjų labai greitai keičiasi. Tai iš tikrųjų aš pakalbėsiu ne apie kompetenciją, bet aš iš tiesų noriu parodyti vieną svetainę, kurią mes esam sukūrę, kuri galėtų būti pagalba mokytojams, kurie siekia ugdyti tas kompetencijas. Tai kaip jau Edita sakė, tas mūsų projektas turi tokį ilgą pavadinimą, bet taip mes jau sakom, kad čia 5-8 klasių mokinių kompetencijų ugdymas, taip sutrumpintai vadinam. Tam projekte yra 2 stambios veiklos. Viena veikla yra skirta skaitmeninio mokymosi turinio kūrimui, o kita veikla yra skirta mokytojų mokymui. Tai iš tiesų aš noriu pristatyti metodinę svetainę, kurią mes sukūrėm vykstant šitam projektui. Tai yra 2009-2012 metais vyko pirmas projekto etapas ir šita svetainė yra to pirmo etapo rezultatas. Tai aš dirbau toj veikloje, kuri iš tikrųjų dirbo su mokytojais ir kurie kėlė klausimą, tai kaip mums reikia dirbti ar ne, kad mes pasiektume, Daiva kalbėjo, ar ne, to aktyvaus mokymosi, nes ugdyti kompetencijas tai yra įgalinti žmogų gyventi kaitoje. Ir tas įgalinimas turi kelis įrankius, ar ne, ir nuostatas, ir gebėjimus, ir žinias, tai ką mes turim daryti, kad tos žmonės įgalintume. Tai buvo taip, kad mes tiesiog į projektą pakvietėm dalyvauti mokyklas, tokių kvietimų, kad kas norėtų to mokytis, ir iš karto buvo mokykloms pasakyta, kad mes, kai baigsime projektą, mes iš tikrųjų norėsime patirties pavyzdžių iš mokyklų. Ir mokyklos iš anksto žinojo, kad mes norėsime ir įgyvendintų pavyzdžių, ir filmuotų pavyzdžių, ir tokia buvo mūsų tokia sutartis. Mes kviesime mokytojus iš kitų šalių, iš Lietuvos, ir tada visi kartu mokysimės, ir tada tą patirtį pateiksim kitiems, kad kiti mūsų tos įgytos patirties pagrindų galėtų mokytis toliau. Tai čia ne aš neatsitiktinai rodau tas mokyklas, nes va čia yra tie drąsiausi žmonės, dar irgi kalbėjo apie tą drąsą, tu turi žengti. Ir jie buvo tie žmonės, kurie žengė, kurie žinojo, atsistosim prieš kamerą, ten bus visko, nes kai bandai atsitinka visko ir Daivos kalba vis išsprūsdavo, ne čia bus dalykinių klaidelių, nes čia yra praktika gyva. Tai aš grįždama tiesiog atgal grįšiu truputį, kodėl aš pabraukiau šitą žodį patirties. Čia mes kartais kalbam apie gerosios patirties pavyzdžiai, gerosios patirties klaida. Čia aš vėliau truputį grįšiu prie tos gerosios patirties mentaliteto ir kaip mus kartais jis suparalyžiuoja. Čia ne geroji, čia tikroji, čia taip kaip buvo. Truputį kai kur, sakykime, jeigu kur jau žmonės prieš kameras visai nebesusitvarkė su situacija, tai sakykime, galima tikėtis, kad filmuotojo medžiagoje tai yra sutrumpinta, bet jokių repeticijų tiesiog... Pagaliau iš klaidų? Taip. Mūsų nuostata yra tokia, atvirumas yra tas raktas, kuris mums leidžia augti ir keistis. Tai yra labai nelengva, todėl ir sakau, kad tas gerosios praktikos mentalitetas mus kartais truputį suparalyžiuoja, nes atrodo, kad viskas turi būti tobula, o praktika yra ne tokia. Praktika yra labai įvairi, praktika yra labai turtinga įtampų ir labai nesudėtinga parodyti tą gerąją, bet labai jinai yra įdomi tokia, kokia yra. Todėl aš pabraukiau šitą žodį patirties. Tai aš tą svetainę dabar atidarysiu. Čia yra jos adresas. Tokia teorija labai glaustai. Sakykime, jeigu aš atidaryčiau, kaip atrodo, tarkim, mokyklos bendruomenės veikla. Čia vėl yra kažkokie mažyčiai skyreliukai
Ir tiesiog yra labai mažai teksto. Ir dar yra va šitam rėmeliui užduotis. Apie ką mes siūlom pagalvoti, kai jūs susipažįstat su šita medžiaga. Čia iš to paties, kad žodis netampa kūnu, kad visada, ką perskaityti, reikia apie tai truputį pagalvoti. Ir tie 3 žmogeliukai reiškia, kad pagalvokit kartu. Ir va kai Daiva pasakojo, man gražiausia iš tikrųjų jūsų pasakojime buvo, kad jūs su mokytoju dirbo dviese. Man atrodo, kad va ta labai svarbi patirtis, ar ne, kai gali dirbti kartu. Tai va. Tai va, ir jūs jam padėjot, o jūs iš jo turbūt irgi kažkokių dalykų išmokot. Ir buvo va tas horizontalusis, ne kai ateina kažkas ir sako, ką reikia daryti, bet horizontalusis ryšys yra pats svariausias, kai mes mokykloje šalia viens kito būdami mokomės. Tai va, tai čia ta tokia teorinė dalis. Bet ta teorinė dalis, aš įsivaizduoju, ne tokia mums įdomi, įdomesnė yra praktinė dalis. Ar ne? Tai praktiniai dalykai, kaip jūs matot, yra medžiaga tokių, na kaip ir 3 tipų. Yra pamokos, yra metodai ir yra projektinė veikla. Taip mokytojai dirbo, kai kurie jie mums padovanojo pamokas pasižiūrėti, kai kurie mums padovanojo tik pritaikytus metodus pasižiūrėti, o kai kurios mokyklos pasakojo ir apie tai, kaip jie įgyvendina ilgalaikę veiklą, ilgalaikius projektus. Ir va ta visa patirtis jų yra čia sudėta ir ta filmuota medžiaga irgi yra labai įvairi. Tai gali būti žmogaus pasisakymas, tarkim, mokyklos administracijos paaiškinimas, kaip mes dirbam kaip bendruomenė. Tai gali būti metodų išbandymas pamokoje. Tai gali būti tik pamokos, pavyzdžiui, pradžia arba tik pamokos pabaiga. Tai va, bet dabar pažiūrėkim, tarkim, į pamokų skyrelį. Taip. Vėl čia labai glaustai, kas yra gera pamoka, kaip mes šitam projekte, šito projekto ribose įsivaizduojam. Taip? Ir tada matom, yra pamokų aprašai, realiai įvykusių pamokų aprašai. Tie pamokų aprašai, pasirinksiu, pavyzdžiui, fizikos, nes čia matau vieną mūsų mokinį. Už kameros stovinti, jau besimokantį kitokiu būdu iš tos svetainės, 2 kartos mokinį. Tai va, ir mes tada tiesiog įvykusias pamokas sudėjom ir va, tarkim, pasižiūriu į fizikos pamoką, ne, kūno matmenų radimas. Kaip ta pamoka dabar yra pateikta? Pirmiausia, yra aprašytas pamokos kontekstas, kaip ta pamoka vyko, kada maždaug, tada kur, kokioj mokykloje ir jeigu iš pamokos ir į kokias kompetencijas pamoka buvo orientuota, tokia kaip ir, sakau, tas toks apvalkalas pamokos, ar ne pagrindinis. Jeigu kas nors toj pamokoje buvo nufilmuota, tai yra iš karto čia ir prikabinta. Taip, jeigu, sakykime, galbūt visa pamoka buvo filmuota, gal kažkoks gabaliukas toj pamokoje, visa video medžiaga su ta pamoka iš karto jums čia atsiranda. Kaip ta pamoka tokia yra aprašyta, mes tai vadinam ausimis, ar ne, kaip jinai yra pateikta. Aha, čia aišku yra spoileris ir truputį lentelė mėto, bet nieko. Ta pamoka yra iš tikrųjų visos pamokos pagal tą pačią struktūrą. Yra kaip ir mokymosi logika. Yra kažkokia sužadinimo veikla, ar ne, mes taip suprantam mokymasi, kaip konstravimą. Tada yra mokymo ir mokymosi veikla ir tada yra refleksija, vertinimas, įsivertinimas. Ta trinario struktūra dėl visos, mes dėl jos jau kaip ir esam susitarę, tiesiog projekte tokį pamokos modelį mes ir, tokiu modeliu mes ir naudojamės. Dabar, ką aš noriu per tą pamoką parodyti, jeigu, tarkim, mokytojas toj pamokoj naudojo kokį nors metodą ir mes truputį, turim tokį įtarimą, kad gal ne visiems gali būti aišku. Parašėm atkaklus klausinėjimas, ar ne, ir kažkam gali būti neaišku. Tai tada mes tiesiog padarėm tokią aktyvią nuorodą ir kai jūs paspaudėte ant tos nuorodos, jūs iš karto numeta į metodų skyrių, kur jūs rasite šito metodo aprašymą išsamesnį, kas tai yra. Jau metodų skyriui mes atsidūrėm. Ir jeigu iš mokyklų patirčių mes dar turim daugiau pavyzdžių, tarkim, čia buvo fizika, bet gal koks nors mokytojas iš lietuvių kalbos tą patį metodą buvo taikęs. Tai tada jūs randat, va čia jau vėliau pateikta prie to metodo ir daugiau tų pavyzdžių. Tai va, tai čia toks. Dabar yra viena problema ta, kad kai aš grįžtu atgal, tai manęs nebenumeta, kodėl manęs nebenumeta. Čia man atrodo naujas langas. Ne, mane turėjo numesti, neturėjo naujas langas atsidaryti. Gerai, nesvarbu. Gerai, tai mane grąžina iš tikrųjų vėl į tą konteksto aprašymą, manęs negrąžina į tą mokymosi eigą, va čia yra tokia truputį problema. Bet iš karto matot, vėl mes atsidūrėm tam kontekste, o išėjom iš eigos, tai va čia truputį taip yra. Kita ausis yra metodinė užduotis. Ta metodinė užduotis, apie ką aš išsakiau jums.
kad į tai, ką jūs matot, ir tą planą, ir visą tą filmuotą medžiagą, mes žiūrim kaip į tą medžiagą, iš kurios galime mokytis. Mes patys tuo metu, kai tą medžiagą žiūrėjom, matėm, sakykim, tos medžiagos kažkokias stiprybės. Tai per klausimus mėginom atkreipti žiūrėtoją ar ne, ir to, kuris domėsis tą pamoką, dėmesį, į ką čia reikia atkreipti dėmesį kaip į stipriasias pusės. Bet visur rasite klausimą, o ką jūs manot apie tuos sprendimus, kaip galima būtų padaryti kitaip. Nes čia visur galima ir visada galima padaryti kitaip. Tai va čia tokie yra tiesiog klausimai, kaip į tą siužetą reikėtų žiūrėti. Jeigu turėjo mokytojos refleksiją, tarkim, po pamokos, kaip jinai pati jautėsi, ką jinai rašė, ką jinai sakė mums po tos pamokos, yra įdėtos ir kai kurių mokytojų refleksijos. Tada kitoj auselėje mes esam sudėję visus priedus, kas toj pamokoj buvo naudojama. Jeigu turim konkrečių mokinių darbų pavyzdžių, jeigu čia atsidarytume, bet aš jau nedarinėsiu, mes viską rastume. Ir apie tuos mokinių darbus irgi noriu pasakyti, vėl atitardama Daivai, bet dėl to nerimo, kad ten visko yra tose darbuose, nes taip būna, kai mes dirbam klasiai. Nes kai mes rodom visada gerus darbus, tai mes tada įsivarom tokį kompleksą, bet mano vaikai tai taip nepadaro. Nes visada tu taip nudailink, tas nupudruotas, ta nupudruota geroji praktika mus varo į kompleksą, nes mano vaikai taip nepadaro. Bet tiesa turbūt yra ta, kad visur vaikai vienodai tai padaro, tai nepadaro, tai vienodai nepadaro. Tai čia vat iš tikrųjų tokių irgi rasit ir su klaidom, ir su visko tų darbelių, nes mes juos įdėjom tam, kad jeigu, sakykime, jūs norėtumėt tą pamoką, tarkim, ar ne, tos scenarijum pasinaudoti, kartais labai gerai turėti mokinių darbų pavyzdžių, kuriuos norite nagrinėti ir ne savo mokinių. Nes jeigu reikės pažiūrėti šitą darbą pakankamai kritiškai, jeigu žmogus sėdi klasėje, kartais būna sunku. Tai va čia tie netikrieji pavyzdžiai yra tokie, kuriais galima naudotis, vaikų vardai visur yra nuimti, vaikų jokių tapatybių nėra, tiesiog yra tie pavyzdžiai, kad jūs galėtumėte jais naudotis. Tai va čia taip yra sudėtos pamokos. Ir jūs matote, čia yra tik lietuvių, biologijos, chemijos, fizikos, gamtos ir žmogus, nes mes tik su tais mokytojais dirbom. Buvo toks sumanymas, kad paimam iš mokyklos 6 asmenų komandą, 2 lituanistai ir 3 gamtamokslininkai ir 1 administracijos atstovas, kad jis truputį, ten koreguotų tą veiklą ir kad tas ribulas nuo tos komandos truputį skleistųsi ir bendruomeniai. Tai dėl to čia tik su tais dalykais yra susijusios pamokos. Metodai, aišku, yra universalesnis skyrius, kur jūs rasite ir nebūdami lituanistai, ir biologai, ir fizikai, ir chemikai. Manau, rasite naudingos medžiagos. Tai tie visi metodai irgi yra pagal tos pamokos etapus ir pagal tikslingumą. Suskirstyti 3 grupės. Yra sužadinimo, yra mokymo ir mokymosi tai pagrindiniai veiklai pamokoj. Ir yra refleksijos metodai. Tarkim, aš čia paspausiu ant pavyzdžių, kaip tai atrodo. Čia yra toks kaip ir sąrašas, ar ne, ką mes čia turim. Sakykime, struktūruoti klausimai. Tai va, ir jūs jau čia rasit vėl su vaikų darbais, kaip jie ten drukavojo, ką jie ten rašė, su kokiom klaidom, kaip jie reagavo į tą grupinį darbą. Ir čia ką noriu pasakyti, iš tikrųjų dabar labai populiarus tas pyragas, mes vis jį matom kur nors ten, kokiam nors siužete, kaip vaikai piešia tuos pyragus. Bet aš į ką labiausiai noriu atkreipti dėmesį, kad mes norim pasakyti, kad po to dar duokit klausimų, kad nupiešti pyragą ir suspalvinti dalim dar ne viskas. Labai svarbu, kas po tuo pyragu, kas po tom dalybom, kas po tuo slepiasi. Tai tie struktūruoti klausimai, kai vaikai rišlių tekstu atsako, pasako daug daugiau apie tai, kas įvyko pamokoje, negu pasidalintas pyragas. Bet pyragas irgi šitą sako, ne? Tai va, tai čia metodai. Į projektinę veiklą jau neisiu, nes tuo pačiu principu yra padaryta. Tada dabar perėsiu truputį per ausytės, pasakydama, ką tos ausytėse galite rasti. Šitoj ausytėje tai jūs rasite vartotojo vadovą, yra sukurtas filmukas, kaip naviguoti šitoj svetainėje, jeigu būtų neaišku. Į bibliotekai į vieną dalyką noriu atkreipti dėmesį. Į bibliotekai norite... Čia yra bendrosios programos sudėtos, jeigu kartais reikėtų, tarkim, patogumo dėlį ir nepasikopijuoti. Yra, bet aš noriu atkreipti dėmesį į šablonų skyrelį. Tai yra įvairios grafinės tvarkyklės, kurios gali vaikams padėti aktyviau mokytis pamokoj. Ir visus tuos šablonus mes sudėjom dviem, kaip matot, formatais. Yra PDF, jeigu jūs taip norėsit, ir yra Wordas, jeigu norėsit kažką ten keisti ir pritaikyti prie savo pamokos. Tai kai kurie šitie šablonai yra paimti iš knygų, bus nurodytas šaltinis, kai kurie šablonai yra sukurti mokytojų, kaip jie dirbo pamokoje, kokį sukūrė ten šabloną, tokį mes tą šabloną čia ir įdėjom.
Na tai va, tai čia tokia pagrindinė informacija. Dar jeigu apie video medžiagą truputį pasakyčiau, ta video medžiaga yra pririšta prie tų skyrelių, kur jinai turėtų būti, bet galima jos ieškoti visai kitaip. Nes jeigu jūs eisit va čia į filmuotą medžiagą, tai čia jūs rasite va vėl tą pačią svetainės struktūrą ir jeigu jūs paspausite prie pamoka, tai jūs pamatysit, kad su lietuvių kalbos pamokom yra susijusių kažkokių 16 siužetų, spausit ir rasit tuos siužetus. Vis sakau, tie siužetai yra labai įvairūs. Nuo pamokos iki nedidelių pamokos fragmentų. Ir vaikų gali būti refleksijos pasisakymai, ir mokytojų gali būti pasisakymai, direktorių, pavaduotojų pasisakymai gali būti. Taip va, ir ką dabar aš noriu dar parodyti, ko dar iš tikrųjų nėra, ir man čia specialiai šitam pristatymui atidarė auselę. Šiaip jeigu jūs eisit į svetainę, to dar nerasit, nes čia yra antrojo etapo, žodžiu, mūsų darbelis. Tai va čia mes kuriam. Na ir. Aha, bet man kažkodėl čia nepakrauna toj pusėje. Taip, tas voratinklis, taip, tai jau jis yra žinoma, žodžiu, tai mes, kadangi neturėjom tokio skaitmeninio, tai dabar yra, žodžiu, skaitmeninis ir va čia, kai jau jį pabaigs iki galo daryti, tai jūs rasit, žodžiu, va čia va ir tada galėsit jį ten saugotis ir išsaugojamas bus, nes iš pirmo etapo tai jisai buvo neišsaugojamas. Dabar jį galima ir išsisaugoti, žodžiu, ir vėl įkelti, ir tęsti, ir matyti pažangą, ir jis yra pasiūlytas, žodžiu, pažangai matuoti, ir pažangai įsivertinti. Ir tada yra planavimo veiklos minčių žemėlapis, kur irgi yra tam tikros ikonos, specifinės ikonos tam planavimui. Taip va, tai čia tokia yra ta svetainė, aš suprantu, kad mes, čia jau, kaip man irgi tas jausmas, kad kai 19-12 metais darai ir jau istorija, jinai seniai veikia, taip, jinai pakankamai seniai veikia. Tai va, tai jeigu turėtumėt tokių klausimų, tai mielai tos klausimus atsakyčiau, o baigdama tai norėčiau iš tikrųjų dar kartą pakartoti tą mintį, kad kas yra geriau už gerąją praktiką, tai yra meilė savo praktikai. Reikia mylėti tą dieną, kaip esi, nes ta diena yra, žinot, dėl ko graži. Dėl to, kad tu šiandien esi truputį toks kaip vakar ir truputį toks, koks nori būti rytoj. Ir va toj tam žaibe yra pats grožis. Ir kai mes į tą grožį pasižiūrim atvirom akim, pamatom labai daug dalykų. Tai va aš agituoju už tą atvirumą, nereikia norėti pamatyti tai, ką nori pamatyti. Reikia pamatyti tai, kas yra ir supranti, kad tai yra labai gražu, nes tai netobula. Tai reikia iš tikrųjų išaugti taip iš tos tobulumo norėjimo būti tobulam nelaisvės. Ir ką dar truputį noriu atkreipti dėmesį, kaip mes jau ūgtelėjom. Iš tikrųjų čia tie filmuoti siužetai, jūs matysit iš tikrųjų tik kaip vaikai veikia. Bet nėra, dar mes neužgaudėm garso, ką jie šneka. Jeigu dabar kitą projektą daryčiau, sakyčiau, dabar man pirkit aparatūrą, nes aš noriu žinoti, ką vaikai šneka grupėse, kaip mokytojas sako, ką mokiniai atsako ir kas iš viso to išeina. Garsas dabar man yra labai svarbu, nes mokymasis vyksta kalbėjime. Kaip mes kalbamės, kaip visas mokymasis sutelktas į kalbą, kuri cirkuliuoja klasėje. Labiausiai, aišku, yra ir visų kitų dalykų, viskas yra sudėtinga sistema, bet labai daug žinios apie mokymąsi neša kalbėjimą. Tai dabar norėčiau tyrinėti kalbėjimą. Ačiū. Aš labai atsiprašau, kad aš taip skubu, nes po pusės 5 mes jau turim toj salėj būti, o aš dar labai noriu jūsų paprašyti, kad aš čia greitai pasirašiau greituoju būdu 4 apibendrinimus. Ir tiesiog aš juos paskaitysiu ir jeigu jūs tam pritarėte, tai gerai, jei nepritarėte, tai tada kažką pakoreguokime, nes mums reikia apibendrinti. Tai vienas tas stebuklas. Tai tuoj aš jums čia... Nu čia, kad įkvepiantis paveiksliukas, žodžiu, kad mes visi čia dirbom ir taip toliau. Tai dabar aš greitai perskaitau. Visi gerai girdit, nereikia. Tai pirmas, kad technologijos padeda tapti stebukladariais. Antras, planšetinių kompiuterių naudojimas principų vienas su vienu labiausiai tenka ugdymui personalizuoti ir individualizuoti. Planšetiniai kompiuteriai įkvepianti idėją abiems mokiniui ir mokytojui. Trečias, dalymasis patirtimi leidžia išmokti keistis, prisimti kitą vaidmenį, mylėti savo praktiką. Mokymasis vienas iš kito yra tvariausias ryšys. Ir ketvirtas, IT keičia požiūrį į ugdymą,
leidžia įsitraukti ir pasinerti, tai ir iššūkis, ir galimybė. O gali pasakyti vienas iš kito, bet ir kartu. Nes kai sako vienas iš kito, truputį man tokia... Mokymasis vienas iš kartu, kito ir kartu. Nes tas vienas iš kito, vienas tik taip atrodo jau čia, o Ir kitas čia. kartu. Ir taip. Tai ačiū Jums, kad pritarėte tiems apibendrinimams, aš juos tada atiduosiu. Ačiū Jums, kad buvote.